Gelbėjant Baltijos jūrą nuo taršos po keliarių metų bus įteisintas reikalavimas, kad laivai naudotų net 14 kartų švaresnius degalus. Jų kaina kur kas didesnė už įprastų, todėl baiminamasi, kad dėl to bus suduotas smūgis Baltijos jūros uostų konkurencingumui, o kruizinių laivų bendrovės atsisakys kelionių po Baltijos jūrą. Baltijos jūra viena užterščiausių jūrų pasaulyje. Kad jos būklė bent kiek pagerėtų, dar prieš keliarius metus Europos komisija nusprendė nustatyti griežtus laivų degalų reikalavimus. Degalai turėtų būti net 15 kartų švaresni negu naudojami šiuo metu. Šis reikalavimas ims galioti po keliarių metų, tačiau jau dabar imta nuogąstauti, kad tik nedidelė dalis laivų atitiks reikalavimus. Tai gali suduoti smūgį Baltijos regiono laivybai. Yra Europos komisija priėmusi reikalavimus sugriežtinti kūrui sąlygas. Šiandien, jeigu leistina norma yra laivuose 1,5% seringumas, yra numatyta iš tikrųjų nuo 2015 metų sumažinti seringumą iki 0,5%, tačiau Baltijos jūroje, Šiaurės jūroje ir Anglų kanale, kaip ten dokumentuose pasakyta, o iš tikrųjų tai Lamanšo sąsiauryje plaukiojantiems laivams, iki 0,1. Tai yra 15 kartų mažiau sieros junginių kūre negu šiandien ir 5 kartus mažiau negu kitiem bus reikalaujama ateityje. Prognozuojama liūdna padėtis ir turistinės laivybos sektoriuje. Jūrų turizmas šiuo metu ypač išpopuliarėjęs. Per pastarosius 10 metų jis padidėjo net 200%. Todėl į šį verslą dedama itin daug vilčių. Tačiau jeigu įsigalios reikalavimas laivams naudoti ekologiškesnius, tad ir brangesnius degalus, kai kurios kompanijos gali tiesiog atsisakyti turistinės laivybos po Baltiją. Kai kurie laivai, pavyzdžiui, anglų, kurie atplaukė šiais metais, pas mus buvo atplaukti negalės, nes tas reikalavimas jiem yra per aukštas. Palyginimui Viduržemio jūrai tokių griežtų reikalavimų nėra iki 2020 metų. Tai aišku, ten kruizinė laivyba vyks daug greičiau ir jeigu jau mes būsim labai brangus, plus laivas negalės įplaukti dėl sieros reikalavimų, tai jie pasirinks Viduržemio jūrą. Baltijos jūros regiono šalių vyriausybės prašo šį reikalavimą sušvelninti arba pavėlinti. Tačiau ar bus atsižvelgta jų prašymus, dar neaišku.